Taigi Kauno klinikos. Nusileiskit čia. Gerai, bus ir jūsų numylėtiniai giedasi džiaugiasi. Nieks jūsų neišgelbės, tik nežinau. Ką jūs pridirbė? Kiek aukso privogė? Auditas infekcija suės negyvai. To nepajausit kaip o žmogus su savo sąžine susidarė sandorį. Supranti, kaip baisu pasakyti. Su kokia savo sąžinė jie sudarė sąmokslus, ar tai svajonės, ar tai reiškia narcisizmo kaprizus. Visą tai yra žmoguje, kuris slėpėsi nuo socialistinio pasaulio, kuris vienodai kalbėjo, visi vienodai rengėsi, o dar visų nekęsdavo, nes neleidžia būti savim. Sandoris su savo sąžine. Mano diplomas prisivadinta per prievartą Danijos konstitucijai. Tai buvo tai, ką aš kiekvieną dariau sąžinę. Visą laiką sąžinė. Kito kelio, o žmonėm susipažinti su savimi nesą. Tik tai padaryti savo sąžinės įžadą. Aš Danijos virtuali konstitucijos teisėja. Aš nebegaliu atsitraukti, kai suprantu, kad pasiekiau šitiek daug. Ir mano sąžinė sako, negali išduoti vaikų. Negali palikti žmogaus likimo valiai. Kai jau visiškai užtemsta protas, tik tai guli ir vartaliojas. Supranti? Aš žmogaus sąjunga. Yra tai, ką gali atsiremti kažkur, kaip aš į virtualią teisę. O visi kitas liūdna protystės varantys propagandinės bobutė 80 metų su savo isterija nori apsivokti iš tų, kas kam ką brangu. Nori būti Danijos autoritetas ir aiškini, kad ten atjaunėjusi į tą jauną megztinį ofisį mausi. Nežino, ką daranti. Jinai nežino, ką daranti, kokį skausmą aš išgyvenusi. Niekaip neina paveldėti kito meilės grožio. Žmogus gali paveldėti socialų savo egzistencijos jausmą, kuris atveda prie sąžinės visą laiką 100%.